Taigi sveiki visi, su jumis esu aš, Žaidimų kronikos, ir šiandien mes lyginsime senus Robloxo žaidimus su naujais ir ant galo duosime reitingą naujiems ir seniems žaidimams. Iš pradžių galvojau, gal padaryti hardcore serijas, bet pagalvojau, gal nepadarius šitokio videoko. Taigi mes pradėsim nuo senųjų žaidimų ir pirmas senas žaidimas yra Infectious Smile. Kas nežinot, čia yra žaidimas, yra dvi rolės, yra žmonės ir yra besišypsantis arba besišypsantis žmonės. Ir mūsų užduotis kaip žmonių yra nužudyti tos besišypsančius žmonės. Okay, čia naujas metas kažkoks. O jų užduotis yra... šiaip senų užduotis yra užkrėsti kuo daugiau žmonių su šypsena. Atsiprašau, kaip tu... Štai buvau sukriebus. Tai yra vienas iš seniausių žaidimų, šį žaidžiau gan senai, realiai, tikrai gan senai. Pradėjau žaisti, atsiprašau. O, žmogus. Sėkas. Tik čia. Nespėjai išgelbėti savo draugą. Lūzeris. Oi, ne, mane tu čia stoj. Jep, miriu. Okei. Kodėl jis toks šlūgęs? Okei, čia šitą tokio dalyko anksčiau nebuvo. Nebijok, Robai, aš išgelbėsiu visus nuo šito pragaro. Aš žinau, kad čia labai reikia saugai praeiti. O ne. Oh well. Čia kaip iš Chicken Cross Road žaidimo. Man atrodo, Robas turi depresiją. Ačiū. Bet aš jūs negelbėsiu. Gerai. Okei. Ir daugiau prieš jį čia neįmam. Kodėl ir tokia liūdna muzika? Mato, šitas žaidimas gauna update, nes nebuvo nei tos robo pozės, nei tokių kaip ir mapų. Ir kas nežinote, tai jeigu čia į šypsenos jie gali, tipo, blemba, nemoku pasakyti, užimti šitą, paversti savo tvirtovę, šitą tvirtovę, kaip jiems patinka, tai yra vietoj šitos oranžinės zonos, kurios saugomus nuo šypsenų, yra tampa balta zona, kuri, jeigu žmogus eina, jis tampa vienas iš jų. Merk. Agi, taip. Gerai. Labai low durability katanas. Nėra gerai. Key. Žinau, kad viename iš tų kambarių reikia kažkaip panaudoti. Paaiškins, kur tas kambarys. Šis kaip skavo tą raktą. Tiksliau. Nesvarbu. O. Ne, padėkit žmonės, padėkit, ačiū. Jis turi likti ten, kuris buvo. Ne.
Ai, okei. Na, yra kai kurie žmonės, kuriems nepatinka šypsenų komanda, tai automatiškai nusižudo. Negaliu kaltinti. Kai jie nori būti gėrio pusėj. Kodėl čia taip raudona viskas? Cheers. Kodėl čia taip raudona? Ar čia dar vienas update'as, kurio gerai nieks neprašė? Kaip? Niekas nebuvo šalia jos. O, šotguno turi? Ne. Tavo ginklas yra per daug aukų. Atimsim tą iš tavęs. Labai, kad gauti šotguną yra labai retai, yra tik keletą kambarių, kur tu gali gauti šotguną ir tikrai nėra siūloma jį šitą galimybę išvaistyti. Kaip sakant, emergency uses. Jeigu nežinojot, žmonės gali praeiti pro tos oranžinės zonas, tik mes ne, nes mirsim. Galimai nežino. Viską gali būti, žinai. Jesus, ne. Aha, dabar paimsit, ne. Čia reikia, čia saugi zona. Ar turim tai bandymą, ne ką tik nužaidžiu? Aš esu lygiai toks pat kaip tu. Ne, tu nusinėjęs. Jo, kažkas irgi rašė, Rob Sad. Jo, anksčiau jis toks nebuvo. Bet žinai, laikai keičiasi, tai žinai. Mes esam tik keturiesi rimtai. O, nebėra tų raudonų dalykų, ačiū Dievui. Apa! Imagine. Ką? Man atrodo, jį net nepalėtė. Oh, Rob isn't sad anymore. Kodėl čia buvo tiesiog tualeto garsai. Parkūrinu, neaišku, kodėl ir kam. O, geras, čia tas šautuvas, kuris bando mane padaryti, taip, kad būčiau vienas iš jų. Nepavyks. Sveiki. Wow. Ar tas lazeris keičiasi pagal tai, kas jį paliečia ar kažkas tokio? Jo, rimtai, nežinojau. Ai, va, kaip jūs įgelbėdavo, tikras kažkas mesdavo kirvį. Ne, čia nieko. Tai, an explosion. Nice. Kiek liko tus man? Tik 2? Aš įtariu, kurie gali būti.
Jie dažniausiai būna... Jep, taip ir maniau, kad jie yra pradžioj. Bet čia tik vienas. Aš tai bijau, kad nepasieksiu. Ak, tu joptara. Ne, žinau, okei. Ai, teisingai pamiršau pasakyti, po kiekvieno žaidimo duosiu reitingą. Manau, šito žaidimo šiandienai pakaks. Įdomus žaidimas. Nepatarčiau žaisti tik tai su keliais draugais. Nu, taip sakant, nepatarčiau pirkti privačių serverių, nes nelabai tikrai apsimoka, nes, nu, tipo, kuo daugiau žaidėjų, tuo yra smagiau. O aš nemanau, kad jūs turit draugų labai daug. Na, bet, kas ten žino, gal ir turi. Tai žodžiu, šito reitingas yra solidus 8 iš 10. Tikrai įdomus žaidimas. Aišku, būna ten... Kai kurie šypsons gauna tokius... Oi, blemba, ne tą pasaulį. OP dalykus ir... Pavyzdžiui, kaip tazeris ar jump potionas. Ir... Tuomet keliaujam prie kito šito žaidimo. Taip, atspėjot, kitas iš senųjų žaidimų yra Piggy. Vienas iš OG. Ir aš turėčiau turėti privatų serverį. Jo. Nes kai žaidži su keliam žmonėm, tipo, nu, lengviau pereiti mapus, nemeluosiu. Bet... Skip timer. Bet kame esmė, kad... Tiesiog būna visokie maišatis, niekuomet negali žaisti mapą, kurio tu nori. Na, dabar aš pamėginsiu pereiti Forest, vienas iš didžiausių mapų. Šitas žaidimas, tarp kitko, turi lore, galim pasakyti. Sunku apipasakoti patį lore, čia reikėtų jums išžaisti visus chapterius, ką šiaip aš rekomenduoju padaryti, nes šitie chapteriai ir, nu, apskritai, ne šitie chapteriai, apskritai Piggy yra įdomus žaidimas, gan įdomus žaidimas, tikrai siūlyčiau jums išbandyti. Ir, ką žinau, patiks, nepatiks, čia jau jūsų reikalas, bet išbandyti drąsiai galit. O, orange key, tiksliai žinau, kur man ją reikia. Jo, čia egzistuoja fall damage'as. Nu, žinom, kodėl ten iš viso yra ventas? Šitas nesiskaito. Aš miriau net neatsiradus būt. Žinot ką, varom outpost. Aš tikrai dabar nesirašiau eiti per visus chapterius dėl kelių dalykų. Pirmas, tai užima daug laiko. Nes yra gan sunku iš pačio pirmą kartą praeiti visus mapas, nes kai kurie mapai yra žiaurius ūkis. Pavyzdžiui, galerija, kur yra žiaurius siaurus mapas. Ir, nu, žodžiu. Tai va, tikrai rekomenduoju pažaiskit kelius chapterius, siūlyčiau eiti iš eilės. Ne kaip aš dabar, nes aš esu praėjęs visą Piggy. Ir, nes ir man nesvarbu dabar kokie čia chapteriai yra, bet jeigu jūs esat naujas ar norit sužinoti apie lore, tai siūlyčiau pažaisti visą žaidimą. Visus chapterius. Ir smagus faktas apie Piggy, kad... Kur tasai dabar durnius? Jis tenais, okei. Kad pirmasis chapteris buvo kaip ir Granny knockoffas, galim sakyti. Tik paskui jau ten atsirado kiti chapteriai, kai pamatė, kad jų žaidimas tampa populiarus. Blemba, aš ne tos skillus visiškai pasiėmiau.
arba. Jo, ne tos skills pasiėmė. Gerai, tai pasikeisim. Kamuflažas. Yra daugiau kaip ir viskas, gerai, galim šnai pabandyti. Skip timer. Bet kažkokį kitą mapą. Gerai, kodėl? Gerai, dabar reikia atsirakinti safe place, nes for some reason jie pasidarė ant tiek saugią vietą, kad net patys nemoka eiti. Ir nesakykit, neklauskit manęs, nes aš pats nežinau, kaip tai iš viso įmanoma. Fun factas, šitame mapė yra net 2 botai, kurie mane gaudys. Smagu, ne? Au, jie čia yra. Au. Nice. Geltonas raktas. Palbėt, kam geltonas... Gerai. Jesus Christus. Nežinau, ką jūs dabar darysit. Ai, kai aš galvoju, kad... Kodėl durys neatsidaro? Ačiū. Ko morko? Gerai. Man jūs reikia. Čia labas įsim. Prašau, morka. Gerai. Dabar auk tu job dvara. Čia man realiai reikėjo gal su draugu žaist. Šitas pats pigi apskritai yra gan sunku žaisti vienam. Nemeluosiu. Gerai. O. Gerai. 20 sekundžių. Ir vis dar yra vienas botas, kuris mane gauna. Okay, apžiūrėti čia. Bet nieko nėra. Wow, čia buvo violetinis raktas, jis one time. Kodėl aš pasirinkau šitą mapą žaisti vieną, net dar vienas. Va. O, šiudas. Palaka. Aš jau maniau, kad man galas. Kur iš viso reikia to rakto? Tipo, aš žinau, kad čia nuo seifo, bet tai kur tas seifas? Čia gal? Šitoms tamsiems skir... Ne, šitam tamsiems skirs, kad... Ai... Aišku, įsileiskit save. Kaip aš tai darau? Gerai. Labas, easy. Raudonas kikardas. Raudonas. Pala, ko reikia raudono. Ai, blemba, reikėjo šitam pastatį.
Orange. Tu jau tvara. Kaip? Aišku, jeigu čia būtų žaidėjas nebotas, tai aš jau seniausiai būčiau miręs. Jau kaip pirmą kartą padariau. Čia Orange, man įdomu. Aš tikiuosi, kad daugiau niekur nereikia Orange. Čia yra kažkas, ko aš nepadariau. Kas čia paaiškiai? Nieko. Žinau, kad aš pabeigsiu. Bet, gal, nežinau. Taip, jeigu manęs nesagaus, tai man 100% baigsis laikas. Galimai. Gerai, šitas namas vadinasi nėra išieškotas. Kur tas kitas? Ok, tu joba. Ką? Aš buvau įsitikinęs, kad čia buvo man didin... Jep, nesvarbu. Gerai, gal aš vieną čia nebebandysiu. Šiek tiek pabandžiau. Vis dar yra gan smagus žaidimas. Žiauriai rekomenduoju su draugais žaisti, nes, kaip matėt, vienam reikia, turėti tam tikrų skillų, kad apeitum visas tas botus, nes jie visuomet, gerai, labai 90% viso žaidimo žino, kur tu esi ir jie tave gaudo. Tu negali ramiai spręsti visų tų puzlių. Taip toliau ir panašiai. Ir koks yra dar vienas OG žaidimas. Šiaip šitas yra OG, bet nelabai jį žaidžia, o čia tikrai reikia ne vienam žaisti šitą žaidimą. Nors gal užteks OG žaidimų, einam prie naujesnių žaidimų. Ir vienas iš jų būtų, kur aš čia, Dead Rails. Jei neklystu, išėjo šiais metais ir tapo gan populiariu žaidimu. Esu keletą kartų išbandęs su draugais. Visai fan žaidimukas. Čia kaip, nežinau kas žinot, bet yra Roblox'e dar Dusty Trip. Čia kaip Dusty Trip, tik tai vietoj mašinos yra traukinys ir čia labiau free to play. Palyginus tos abu Roblox'o žaidimus. Nes už ten reikia gan daug visko mokėti, kad, pavyzdžiui, revivintumės ir kažką. Bet kai gerai dabar pagalvoju, aš negalėsiu revivintis, nes aš esu vienas. Nes reikia bandagio, o bandagio turi uždėti kažkas kitas žaidėjas. Taigi vėl buvo gan durna padaryti, žaisti šitą žaidimą vienam, bet kodėl ne? Gerai. Gold baras, 750. Dabar man reikės kaulo. Ačiū, kad parodot, nes aš tikrai nežinau, kaip šitą žaisti. Čia yra tiesiog tutorialas dabar. Ir įsidėsiu šitą į maišą. Kartu su šitais, nes visus šitos galima šiaip deginti. Gerai, neabejoju, kad man išeis kažkoks ginklas, bet galim pamėginti. Revolveris, pats pigiausias žaidime ginklas. Tram 5. Galim pirkti. Pats turėtų, turi tik 6 kulkas. Kiek eimų kainuoja, bet aš abejoju, kad aš įpirksiu eimų. Hop. O, tik užteko. Tai okei. Gerai. Dabar reikia įdėti mūsų kūrą į traukinį. Oi. Tuf. Tum. Pum. Ir nedavė pig reitingo. Tai gerai, kol čia duodu kūrą. Blemba, nenorėjau, kad jis pajudėti.
Duočiau 9 iš 10, nes nelabai pažaisiu vienas. Bet šiaip aš tikrai rekomenduoju pažaisti šitą žaidimą. Nu, turim pigiai. Šitas irgi geras, galite pažaisti. Gerai, tai dabar dairamės. O, pastatas. Jo, čia pastatas, gerai. Kas čia? Oi, Outlaws. Ne, ačiū. Surasiu kitą pastatą. O, gerai, suradau. Tikiuosi. Vadinasi, nebesivysit. Viziturni kaubojai. Ir kaip ir nebesivė. Gerai, ketinu. Jo, jie nebesivė. Matau zombį. Lock and loaded. Ai. Čia man pasirodė? Jo, pasirodė. Pasirodė. Geras. Čia. O, dar revolverį įmu. Paimsiu. Kiek turi kulkų? 5. Gerai, taip, dabar šitas. Okay, čia viską įsidedam. Gerai, tavo žybolaidžio, man atrodo, nelabai man reikia. Kaip dabar yra? O, čia revolverį kur yra? O, čia dar vienas pastatas yra. Gerai, šitas sudeginam. Šitą irgi. O, ten žinau, kad ten yra dar vaza, tada vazą pasiliksim. Ai, pala, šitą man atrodo, aš galiu tiesiog... Ai, negaliu ekipinti savo inventūrį. Pasiruošime revolverį, jeigu turėčiau, nes nelauktų svečių. Turėčiau bandę statyti didelę kėdę. Grinai kaip kėdė. Įdomiai. Ai, ne, čia naftos kasykla. Buvus. Ok. O, kaulas. Ačiū. Kasyk. Gal čia ir ne nafta, bet panašu, kad ne naftos kasykla. Na, žodžiu. Pasiėmiau tai, ko man reikia. Grįžtu į traukinį. O, vienas bakas, galima žiūrėti. O, dar, ai, vėliniau tą namą. Prie šitą jau galim gal ir sustoti. Gerai, einam. O, jau matau. Labas. O, tu šūdas naktis. Čia kaip Minecraftas. Naktis yra pavojingas dalykas. Kiek jūsų čia, girdit, čia kas giminės balius kažkoks buvo? Tai jo, gerai, reikia greitai aplūtinti šitą ir viską varyti. Pah, čia. Pienas, nereik man to pieno. Čia šiaip labai geras kūras. Gerai. O jop, tu vairogės, net šiktelio biškį. Mirk. Ai, gerai.
Eik traukinį. Gerai, važiuojam. Vėl krūptelėjau. Važiuojam, tol kol bus diena. Arba kol privažiuosim autobustą, nes tas mūsų apgins. O, čia laikrodis yra. O, gerai žinot prieš tai. Kad ir kas ir kur čia bus, niekur nestosim. O jie pašia. Pažiūrėk, kiek čia zombių. Iš kur tu? Kaip jis čia atsirado? Okei. Neklauskit, kaip jis čia atsirado, bet jis atsirado, jis tiesiog atsirado. Gerai, šitas šiaip labai smagus, bet čia reikia draugo, ko aš neturiu. Ką čia darom? O šiaip. Raivus visai. Žinot ką, dabar reikia dar prisiminiau teisingai vieną seną žaidimą, prie kurio reikėtų sugrįžti, tai yra Arsenalas. Visi mes esame įžaidę čia, kaip net negaliu pasakyti, nu čia tiesiog žodžiais neapibūdinimą automatinį prašyčiau. Byla gali būti, dvi komandos. Flyvę Facility su Arsenal kolabų padarė. That's interesting, gerai. Gerai. Jeigu man čia nesimaišytų žaidėjai šiaip, tai būtų žiauri kaip. Kaip jis mane. Ok. Aš net nesiaiškins, kaip jis čia viską padarė. Tiesiog reikės. Prisiminiau, dėl ko aš nelabai daug žaidžiu Arsenalo. Čia pilnas vietas. Jo. Jie tryhardina labiau negu bet kas kitas Roblox'e. Aišku, yra keletą nulų. Jo, čia tų svetų tai tikrai per daug. Snakes. Kažkur turi... Va, priešas. Jie visuomet žino, kur taikyti ir kaip pataikyti. Aš nežinau, ar jie čia kažkokius aimbotus naudoja, ar dar kažką, bet... Ar jie tiesiog grindina 24/7 šito žaidimą? Būtų šiaip man įdomu visai sužinoti. Patikėkit. Aš net beveik nemačiau skirius tą šešėlį. Va, tu esi. Jo, pritariu. Aš nesuprantu, ar jie čia hakina, ar jie čia grindina 24... Negali būt, kad iš kelių fotų tiesiog mane išėmė. Iššovė gal kokius 2 fotus. Realiai, aš pats nieko jokio kilo ne... Galiu tu... Ačiū. Aš pats jokio kilo nepadau. Čia viskas mano komandos dėka. Man pagaliau tą vampyrą nušačiau. Vienas. Šokom pro langą. Šitos priešus gali matyti tik pusį sekundės. Kitas dalykas, ką tu žinai, kad tu jau esi miręs. Anksčiau nebuvo tiek daug svetų. Bet tas realiai dabar nebesuprantu, ar čia svetai, ar čia hakeriai. Nu, negali būti hakeriai, nes jie kaip ir neskraida, jie tiesiog labai taikliai šaudo. Nu, tai gal tikrai kokį aimbotą naudoja. Jo, ir man užteko šitą raundą. Žaidimas OG, bet dabar yra jis tiesiog per daug
per daug gerų žaidėjų, per daug, kurie grindina 24-7 duoda 7 iš 10. Žaidimas geras, bet žaidėjai Jesus Christ atrodo, kad jie nieko daugiau nežino, tik tai kaip žaisti Arsenalą. Gerai, bet dabar vis dar reikia grįžti prie naujesnių žaidimų. Okei, neįsivaizduoju kas čia, bet galim pamėginti. O ne, aš jau matau o Jesus Christus. Aš čia nebestunk. Ai, go by a noob. Tik čia noobas. Aha. Ar aš jį nusipirku ar ne? Pimpačkis. Davai tik pimpačkį. Okei. Au. Tai aš gal galiu bet kokį čia, panašiai, Džeiką. Au, pala. Jo, tai aš turiu rinkti pinigus. Ir pirkti žaidėjus. Pala, ką? 7000. Aš kartu sumašu, kiek jie padaro per sekundę. Ko tu čia? Ne, man šito žaidimo jau užteko, supratau, čia tiesiog einant charakterį, tu turi jas pirkti, kad jie tau darytų pinigus. Tu moki pinigus, kad tau darytų pinigus. Logiškai, ne? Gerai, kitas, koks čia dar yra toks naujesnis žaidimas, Mineral, tai... Tikrai ne šitas pats, vienas iš nabadesnių. Na gerai, galim šitą kažkokį Mineral taikūną. Nes tokio anksčiau nebuvo, tai manyčiau visai naujas. Ir kiek kalam duodu, tai 40. Žaidimas nėra pats geriausias, galėtų, nežinau, labiau pasistengti ir ką tas lazas šis daro, tiesiog nuflingino žaidėjus. Tai aišku. Gerai, mėlynas būsiu. Palaščia vienintelį serverį. Ne, kodėl man davė visus laisvus spotus. Aha, ką čia man dabar? Ką čia? Matau kažkur. Ar man čia reikia man šitą šūdą? Aš nesuprantu, ką čia reikia dabar daryti gerai. Turiu 0 pinigų. Va, tai šitas šūdas galime tenai. Supratau. Tik tai aš dabar nebesuprantu, kam tas pikeksas. Nes šitas dalykas maininu žmonį. Plaka, aš pats galiu tai pamaininti. Tas įsikrauna, o šitas turi... Va, ir matai, va. Kur aš pats turiu maininti. Taip, kam pažymėti, kad šitą aš suodu. Aš nemoku maininti. Okei. Boring. Vertinimas 6 iš 10. Koks čia dar yra toks naujesnis žaidimas. Gal ir senesnį užmatysim. Teisingai, senas žaidimas. Tower of Hell. Tiem, kuriem patinka Rageant, šitas žaidimas kaip tik jum. Nebent jūs esat profai ant parkūro, tai gal kaip tik ne jum. Šiks rimtai nuprikolau Gravity. Šitas žaidimas yra pats paprasčiausias, tiesiog įveikia parkūro lygius ir turi užlipti į patį viršų, ko aš ką tik nesugebėjau padaryti. Lengvesnio žaidimo net nėra buvo. Lengviausiai paaiškinamo žaidimo. Nes žaidimas tikrai pats nėra lengvas. Žiūrint, kaip susidėlioja tie layeriai. Arba sluoksniai, kaip sakant. Opa.
opa, 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 ne veltui sudarimas kinų. Opa, nesvarbu. Gerai, kažkas okei, toliausiai nuėjo žaidėjas ne taip ir toli. Šansų įveikti yra, jeigu aš nesusivelčiau. Opa, opa, opa. Gerai, tai... Nereikėjo rizikuoti. Atsiminkit, kai kartais reikia žaisti saugiai, o ne rizikingai. Jesus Christ. Ir šiaip kalbant apie OG žaidimus yra du tipai. Kalbant apie šios laikus. Tai OG žaidimų, kur developeris vis dar kažką daro dėl savo žaidimo. Puikus pavyzdys yra Piggy, Infectious Smile. Šitas irgi. Ir yra tie, kurie paliko savo žaidimą merdėti, taip sakant. Jokių update'ų, nieko, žaidimas tampa bugovas. Žmonės mažiau žaidžia. Ir kuriai nieko dėl to nedaro, nes jie friend request, decline. Aš jau taip turiu per daug friends ir daugumą jų net nežaidžia Roblox'ą. Jie tiesiog kažkada mane prideda ir daugiau niekada nebežaidžia. Opa. O, extra time. Taip ir maniau, kad nereikėjo. Kodėl aš amžinai rizikuoju? Niekada nereikėjo rizikuoti. Ne, kartais, kai tu esi daugiau negu 50% įsitikinęs, kad tau pavyks. Bet turiu minį, kai esi įsitikinęs, kad tipo ne dėl to, kad tu tipo, ojo, koks aš profas, aš galiu tai padaryti dėl to, kad tu žinai savo galimybės ir žinai situacijas, su kuriomis tau reikės susidurti. Ir tu žinai, ar toj situacijai užtenka tavo galimybė ar ne. Jei neužtenka, nerizikuok. Okay. Čia mano advaisas. Dar vienas patarimas, jeigu mėgstate, jeigu nenorit rinčiant, neikite tą varfę. Lengviausias patarimas. Kaip įpraėjo, jau yra ta. Aš net nesu parkūro profas. Užtenka raidžinimo, šitas žaidimas 8 iš 10. O, vėl paspaudžiu ne tą mygtuką. OG Jailbreakas. Dabar yra šiek tiek tobulesnė šito žaidimo versija, kas yra pavadinimu Mad City, nes yra pradėta nuo klasė, tai yra herojai. Ir nežinau, žaiskit tai, kas jums patinka, kuris variantas jums labiau patinka. O, pistoletas. Sveiks, pareigūns. Jesus Christ. Gerai. Gerai, reikia bėgti. Kaip matot, žaidimas tikrai turėjo update'ų. Nebent jūs nežaidėt niekada šito žaidimo, taip. Čia jau kitaip sakant.
Reikia pabėgti, reikia pabėgti. Kokia geri kalėjimo sargai. Gerai, čia reikia tiesiai, nes jeigu nueisiu iš šonos, aš mirsiu. Jep. Gerai. Okei. 26 sezonas. Wow. Na, kaip mato, čia puikus pavyzdys, kai žaidimo kariai nepamiršta savo žaidimų. Stengiasi juose dar kažką pakeisti. Manau, kai kuriems reikėtų iš to pasimokyti. Žaidimų kariai. Pala. Ai, čia Mustangas. Aš iš pradžių galvoju, kad čia tokia bat mašina, kokia aš turiu. Šitą equipinu, šitas irgi gerai, viskas. Davai, aš varu su šito čia įdomu, kuris mane nuves. Aš galiu pavogti jos reiklasmenį tiesiog. Ate, liurbi. Aš paukiau ką tik iš jos reiktas. Nežinau, ar jis bus labai patenkintas, bet aš tai tikrai esu patenkintas. Bye. Galvoju, kad jau nemokamai galima missiles pirkti, kas yra būtų žiauriai šiaip nesąmonė. Jau galvoju, kad turpina šį. Okei, pala, kas čia šis? Deganinė, blemo, man tas deganinė kažkaip nelabai. Fabrikas. Įdomu, ką dabar galvojate aš juos, iš kurio nuknisu helikopterį tiesiog. Sveiki. Galim čia kažkaip užsirakinti šitą. Nes aš nenoriu, kad kažkoks pavok. Tik taušyti reikia. Bet jeimin power plantas netaupim. Ar jis susidarė tada, kad aš atskridau? Nu, žodžiu, davai žmogus. Aš pala, gal tu nori kartu su manim? Ar? Ne, nenori vėliau. Vis tiek nenorėjau kartu su tam varyti. Ką man problema, kad žmonės per dažnai renkasi kriminalą ir per retai policininkus, nes tiesiog būna gan dažnai, kad trūksta policininkų. Seansą atidaryti. Ai. Važiuoju, aš skrendu. Jis pasiga teisės policijos nuovadą. Šiaip aš negaliu įti, aš neturiu kikartų, bet šiaip. Ai, va, frakinimo mygtukas. Dabar jeigu jis būtų šitą mygtuką paspaudęs, aš nebūčiau jo nuknisęs to sraigtasparnio. Atsidaryta! Davai! Oi, gerai. Man dabar reikia, kad kažkoks ateit šiaip tai. Alio? Kur jis pasidėjo? Atvarykit kažkas į muziejų, come on. It's gonna be fun. Bet turėtų būti vis tiek kažkas atvaryti. Na, žmonės. Laukiu, aš dabar čia koks klūšas, kol kažkas atvažiuos. Mano kūnas taip persikaip. Kažkas atvarysite muziejai. Ir gerai, varu iš. Ir aš skrendu, tarsi paukštis. Pala, gerai, aš būtų labai logiškas dalykas čia pasiparkuot sraigtasparnį.
Taip. 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 Gerai. Gerai, dabar galim kristi. O. Aš toks glūfas. Ai, okei, vėl galim. Ai, jis uždaryt. Va, aš. Kodėl aš toks glūfas? Turėjau susivokti, kad tai netiks. Einam kažką kitą. Žaidimas 9 iš 10, kaip sakiau, reikėtų, kad reikėtų daugiau mentų. Visi labai dažnai visi renkasi kriminal, nors ir mentų šiaip reikia. Gerai. Kitas žaidimas. Gerai, reikia paimti, aišku, kadangi naujesnių. Einam Rivals. Nes pasakysiu, to aš tik audžiajimą. Na, aš pasakysiu tiek. Yra gerų senų žaidimų, yra gerų naujų žaidimų, yra blogų senų žaidimų, yra blogų naujų žaidimų. Tiek aš jums tai pasakysiu. Noriu 1, 2, 2, davai. Nu davai, dar 2 žmonės, ateikis. Nu, einu challenge. Davai 1 prieš 1 ant šito čiū. Spręš, mano mėgstamas spręš. Okay, RPG, handgun, chainsaw, grenade. Okay. Ai, teisingai, pirmąjį patys keliavo ilgiausiai. Ok, tu joptavai. Tikiuosi, jis manęs nežadės, aš to ateisiu. Gerai, taip, tai jis išėjo. Ok, nežinau kodėl. Bet jis išėjo. Sveikas nori. O dabar tai reikėtų 2 žmonių. O jis sutinka žaisti nelygiam jėgom. Gerai, aš tai noriu splash'o šiaip tai. Geras. Gerai, RPG, toks, gerai. O, jau prasideda. Ok, aš esu... Ar ten miniganas? Atsiprašau, aš jūsų bijau, ponas. Jis literaliai turėjo miniganą. Čia gal labiausiai OP ginklas, kokią žinau, apskritai tiek. Kad tu turi miniganą nereiškia, kad turi galiausiai. Ai, va, čia, kaip tu čia atsiradai? Mano raketos skrenda per tiesią trajektoriją. Ne. Switch weapons. RPG gali padaryti daug žalos, bet matame ir blogai, kad kaip visam žinai atsiduria ten taip greitai. Jesus Christ, man crashino biškių žaidimas netgi. Tik čia. Matau, tai absoliutai nieko. Supratau, dėl ko jis norėjo žaisti nelygiom jėgom. Jis yra pro... Čia kaip arsenalas, kam... Nors kartą nesvietinkit. Vau. Visai čia... Akė, tai jis kažkaip
Taip, prabansina. Kur tas įkūrimas? Tik čia, šito supjaustys. Ne, čia jau GG's. 124 levo, nu tai, žinoma, kad jis tokio levo yra. Ar jis? Čia realiai pasityčia iš mūsų. Jo, jis laimėjo gerai. Šito žaidimas toks pat kaip personas, nebeatsimenu kiek, man atrodo 7 iš 10 dabar, tai toks pat, nes literal beveik toks pat dalykas yra čia. Gerai, žiūrim, kas dar iš jisai yra. Buga yra senas, Dust Trip tikrai nenorim. Nors žinot ką, gal čia ir užbaigsim. Overall, negali sakyti, kad visi OG yra geri ir visi nauji žaidimai yra fūdas. Nes yra ir tokių. Ir... nu, žodžiu, taip. Tai sužinot mano reitingus, išbandom keletą senų, keletą naujų žaidimų. Tai, nežinau, susitiksime iki kitą kartą, nepamirškit pasubscribint, palaikint, pakomentuoti, kokie jūsų seni ar nauji žaidimai yra mėgstamiausi. Ir jeigu jie bus įdomus, galbūt jas įdėsiu į video. Ir ką dar čia pridurti? Manau, kaip ir nieko nereikia dar daugiau pridurti. Tai iki kitą kartą.